Išvalymas fizinio kūno. Baltame horizonte pastatome daugiamatę sferą su rožiniu atspalviu. Per ją perleidžiame visas geometrinės figūros, kurios yra šiandieninėme pasaulyje. Šios figūros įvairių spalvų ir formų, kurios sudaro žiedo formos sferą, o ši sfera yra 5x5 cm. Sudarytame žiedo viduryje sustatomas geometrinių figūrų spalvos ir jų atvaizdai su veidrodžio blyksniu, o žiedo branduolyje rožinė sferytė su 3 sparneliais ir sukasi prieš laikrodžio rodyklę. O sukasi prieš laikrodžio rodyklę tada, kai reikia kažkokią tai dalį išformuoti, o pagal laikrodžio rodyklę sukasi tada, kai reikia kurti, valdyti arba sudaryti teigiamą energetiką. Dabar 1 metro atstumu nuo šios rožinės sferytės sudarome sferą. Į ją įdedame šiandieninės dienos įvykių procesą ir žiūrime iš dangiškojo tėvo matymo taško per normą. Sfera sutraukia iš branduolio informaciją, o mes matome, kaip žiedas reaguoja į šiandieninę situaciją. Sfera suspaudė šią dieną į mažą tašką ir perleidžia per rožinę sferytę, o kas liko iš šios dienos informacijos, viskas sutrupėjo į šipulius ir nukrenta prieš šią sferytę ant žemės. O dabar sukasi 3 sparneliai arba propeleris, sukasi prieš laikrodžio rodiklį ir išformuoja susiskaldžius šipulius arba pasuka juos prieš savo srovę ir sukimosi metu iškrenta iš tamsios informacijos akmenukai, o propeleris sukdamas juos pagal laikrodžio rodiklę perdirba įkuriančią energiją su norma. Išėjusi sfera per rožinę sferytę tampa blizgančiai balta, o šios dienos visa informacija arba pojūčiai tampa kuriantis. Toliau baltame horizonte sudarome saulę, saulę pastatome prieš save ir pučiame į saulę. O kai paputėme atsiradus 100 saulės atspindžių, į kiekvieną saulės struktūros dalį suformuojame tikslą arba valdymą. Į kas antrą saulę dedame baltą deimantą, į kas trečią saulę gyvoji materija, kas 4 saulė baltas akmuo, kas 5 saulė dangiškojo tėvo sąmonė, o 1 saulė saulės visatos branduolys. Iš saulės visatos branduolio imame pirmą dalelę nuo 3 iki 5 mm ir dedu 2 cm anksčiau bambos, o saulės struktūros dalelė, kurioje įdėtas 2-3 mm baltas deimantas, apvynioja fizinio kūno dalį aplinkui bambos 10 cm aukštį į viršų ir į apačią ratu. Šiose kūno dalyse atstatomas dangiškojo tėvo kūno formos pavidalas su norma. Kas 3 saulės struktūros dalis dedasi sielos lygmenį. Į 4 dalelės kryžiaus formos. Saulės struktūros dalelės sielai suformuoja tokią struktūrą, kuri reikalinga savoje vystymusi ir plėtimusi, kuris išeina į savęs realizavimą sujungtą su dangiškojo tėvu per normą. Kas 4 saulės struktūros dalelė dedama ant skydliaukės ir apvyniojama visą skydliaukę baltais akmenimis, kurie yra surišti su naujuoju išoriniu pasauliu, kuriame naujas atvazas dangiškos šviesos per normą. 5 saulės struktūros dalelė eina per 3 akį, sąmonė sujungia sąmonę su dangiškojo tėvo saulė, kuri reikalinga minties formavimui, realizavimui per kristalizuotos sąmonės pagrindą sujungti su dangiškojo tėvo sąmonė norma. Sujungti visi fizinio kūno taškai perkeliami į baltą horizonto lauką ir susijungia su dangiškojo tėvo lauku tam, kad būtų stiprinamas sielos branduolys iki begalybės. Norma ir dedamas Grigorijos Grabovojos atvaizdas tebūnė taip. Sudarome baltai raudoną sferą, sudarome jos tvirtą branduolį, žvaigždės pagalba ir sujungime žvaigždį su visu pasauliu. O dabar visą pasaulį perkeliame fizinio kūno sielą, užpildome galvos erdvę, bei žemiškai lygmenį žvaigždžių ir viso pasaulio energiją, pasaulio visatos energija šalta ir stipri, kurią perleidžiame per savo fizinį kūną,
o kai perleidome per savo fizinį kūną, grįžtame į sielos lygmenį ir pasakome. Sulig skaičiumi 3, siela išsiplečia po visą pasaulį, visą žemę ir apkabina su siela visą žemės rutulį. Perleidžia per savo fizinį kūną visą žemės rutulį, o per šį rutulį teka dangiškoji Tėvo jėga, kuri harmoningai skleidžia šviesą ir jungia su žemės branduoliu. Dabar savo fiziniu kūnu įeiname į žemės branduolį arba į jo vidinį pasaulį ir tenai suformuojame šventosios dvasios upelį, kuriame nuplauname savo fizinius kūnus, pradedant nuo kojų iki plaukų galiukų, o kai visą kūną nuplojame vandenį, mūsų fiziniai kūnai tapo pralaidus vandenį. Dabar vanduo tapo mūsų valytojų ir gelbėtojų, kuris skleidžia šviesos galimybės su norma. Dėkojame Dievui už žinias, su ašaromis akise, klupodami ant kelio.